Trenktieji herojai Gedas ir Lokys neapleidžia smalsių ir aktyvių eksperimentuotojų pozicijos. Šįkart jie sklaidė šviesą ir mėgins sukonstruoti spektroskopą, kad sužinotų, kaip šviesa išsisklaido į spektrą. Sveiki, aš Gedas. O aš daktaras Lokys. Šiandien tirsim šviesą. Šviesa. O tik kaip galima tą šviesą ten ištirti? Taigi ne, neįmanoma. Nieko nebus. Laužysim šviesą praktiškai. Turime viską, ko reikia. O mums reikės permatomos vonelės, druskos, vandens, daug vandens. Ir piltuvėlio, kurio neturime, todėl padarysim iš mažo buteliuko. Taip pat mums reikės svarbiausio mūsų įrankio lazeriuko. Į vonelę pilame vandenį. Į likusį vandenį pilame daug druskos. Ir viską gerai išmaišome. Kol daktaras Lokys išmaišys, pasidarysime piltuvėlį. Įleidžiame piltuvėlį iki pat dugno ir pilame sūrų vandenį. Kad vandenyje matytume lazerio spindulį, vandenį sudrumsčiame vandeniniais dažais. Žiūrėk, lūžta.